tiek rūbų. Čemodanas į Pelenę. Varom. Bet noriu dar užvažiuot kavos. Trūksta jėgų. Tai kurios norit būt make-up artistėm. Mergaitės nusiteikit. Savaitgalį nėra. Važiuojam dirbt. Priimu tai kaip malonumą ir visada tai buvo, bet esmė, kad fiziškai tai yra tikrai labai sudėtinga. Nepakanka, žinokit, jau dabar turėti vien tik tai fainų vizažisto sugebėjimų. Dabar tu turi būti tiek asmenybė, labai daug turi viską veikti apart vizažų, tam, kad kažko pasiektum ar kažko būtum. Dabar važiuoju į Pelenę. Tai yra mano pirmas kartas, lipu iš savo komforto zonos. Dalyvauju ne šiaip sau, o yra atvažiavęs toksai vyriškis, žiauriai fainas, jo vardas yra Gary France, Vice President of British Hairdressers Board. Šiaip jisai keliauja po visą pasaulį ir tikrai duoda kelią jauniem talentam, taip galima būtų pasakyti. Mokina, dėstytojauja, mentoriauja. Jisai didelis žmogus, su kuriuo tikrai faina bendrauti ir labai įdomu pasiklausyti. Man pasisekė. Grožio spektras man pasiūlė sudalyvauti Pelenėje kartu su juo. Jis trūksta jėgų, baisiai trūksta jėgų, dabar aš neišsimiegu. Aš kitos pusės pagalvoju, visi taip gyveno, kas čia tokio, ką tu čia pavargusi esi dabar. Aš dažiau šitą mergaitę. 3 minutės poilsio. Aš suvokiu, kad manęs dabar visi laukia, bet aš parašiau 2 modelius į priekį, tai greitai užkasti tiesiog privaloma. Nuostabus jausmas, kai diena yra dan. Kažkas po 9 vakarą, skveras, visiškai tuščias, I'm home alone. Pirmą kartą uždarinėsiu duris ir išjunginėsiu visą šviesą, tikiuosi nesusimausiu chebrytę, sorry, jeigu būsiu kažką išjungusi ne tą. Galėčiau čia daryti partį, bet visi kažką veikia šeštadienį, ne? Ja, produktyviai buvo šitą diena. Pelenėj darau recenziją Awesome, kadangi buvau su labai fainu, nuostabiu kolektyvu ir nuostabiais meistrais, bet tenai toksai chaosas. Ten yra toksai chaosas. Tiek žmonių, o dieve. See you next time. Labas rytas. Tęsiam kelionę su Gary France'u toliau. Aš, kaip matote, jau pasiruošus. Jau reikia išeidinėti iš namų. Karolina, išsibandžiau tavo kojinių receptą. Man labai įdomu, pasižiūrėsim, kas čia bus. Saulė gražiai šviečia šiandien. Nu ką, pirmadienis. Kojinės suveikia puikiai. Šiaip tai, žinai, Karolina, pasakysiu tau vieną dalyką. Pasižiūrėjau tą video apie tualetinį popierių. Nu galvoju, cool. Šiaip tai jie gelia tokias mažas pasidaryti garbanytės. Paskui išėjau su kojinėm ir galvoju, fuck, o ko aš apie tai nepagalvoju? Irgi visą gyvenimą kažkaip suku tos plaukus, garbanoju jos vienaip, kitaip. Maladėt, žiauriai fainai sugalvoju. Žiūrėjau, šiandien paskutinė yra Gary France'o diena Lietuvoje, Vilniuje. Yra daromas uždaras seminaras SUV Square. Tol, kol prasidės seminaras, turiu padažyti 4 moduliukus. Labai iš tikrųjų noriu Gary pakalbinti šiandien. Nes tikrai neturėjom laiko, absoliučiai. Tai vat, stay tuned.
Tu? Aš tai tiesiog graži. Seminarais, bet pietus pagal tvarkaraštį. Gary, can you tell me why do you love this job? Why do you love hairdressing? I think it's the women. It's the women, right? No, it's just creative. You know, when you see somebody, when you can transform somebody. It's like with you guys with makeup. You know, you get this hair and then you turn it into something really amazing. It's so rewarding, so satisfying. Yeah, that's right. I feel the same. Thank you so much. Pleasure. Thank you for being so good. Mano kur nors įsitalpins į šitą video, kaip aš sėdžiu valgau bananą.